Jestem na stoisku z palmami przy katedrze i pani mówi, że już 40 lat zajmuje się tym rękodziełem. 40 lat i pani tylko robi palmy, czy jeszcze coś pani? Nie, ja teraz jestem na emeryturze, jestem, a przedtem pracowałam. No to bardzo ładne te palmy. Dużo czasu trzeba poświęcić, żeby zrobić taką jedną palmę. My mówimy tak, palmę trzeba robić cały rok. Od posadzenia kwiatka do zbierania. No, dziękuję pani za rozmowę. Regėkit akimis ir jauskit savo širdimis, būkit dūšiomis, būkit sielomis su mumis. Važiuojam visi! Dar, saulės.
būsmą, šoksmą, pirksmą, į kaziuko žalią virsmą. Na štai taip prasmingai ir gražiai pradedame mūsų 2025 Kaziuko mugės atidarymo šventę. Čia girdėjote dvi fantastinės baltas varnas, Mildą ir Teresę. Neužilgo jos grįž čia, mes pažadame, kad dar bus dainų, tikrai bus šokių čia. Na, o dabar pradėkime šitą gražią atidarymo šventę. Na, panašu, kad tikrai ne tik jos grįž, bet ir Saulė yra sugrįžusi. Ir šių metų Kaziuko mugės tema yra žaliasis virsmas. Virsmas tiek mūsų sąmonėje, virsmas tiek ir gamtoje. Pažiūrėkite į Saulę, dabar pakelkite visi ragas, pamojuokite ir sakykite, ačiū, kad atvykai pas mus. Ir mano baltas varnas pribūrė, kad jinai su mumis bus visą savaitgalį. Taigi sveikiname atvykus į žaliojo virsmo Kaziuko mugę, kuri tampa ne tik tradicijų, bet ir šiuolaikinių tvarumo idėjų švente. Joje atrasite unikalius vietos kūrėjų dirbinius ir ekologiškus produktus. Kviečiame visus įsilieti į šį žaliąjį virsmą, sustiprinti ryšį ne tik su gamta,